už 6. kartą į gabiausio moksleivio konkursą. Konkursą organizuoja Rokiškio rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba, drauge su Rokiškio kultūros centru. Šis konkursas rengiamas vykdant tęstinį projektą Gabių vaikų asmenybės sklaida per savęs pažinimą, saviaktualizaciją ir saviraišką. 300 ir 400 litų vertės premijas. Taip pat šį vakarą bus apdovanoti meninių darbų parodos Visi skirtingi, visi lygus nugalėtojai. Be abejo, kaip visada, šiemet mes taip pat turime dovanėlį žiūrovams, kuriais jūs galėsite užsidirbti, demonstruodami savo protinius sugebėjimus. Viceišminčius, kasmetinių rajono chemijos, biologijos, fizikos, matematikos olimpiadų dalyvis ir prizininkas. Didžiuojasi ir tarp rajoninėse varžybose matematika gyvenime, komandinėse varžytuvėse užimta 1. vieta. Veikla, jo aistra sportiniai šokiai. Irgi dėmesio merginos. Aš žinau, kad merginos mėgsta vyrus, kurie gerai šoka. Jis didžiuojasi 1. vieta kalėdų renginyje Šok su manimi. O čia kokia televizija transliavo? Čia mokyklos renginys. Na, bet kadangi šiandien reikia labiau girtis turbūt mokslo pasiekimais, tai Algirdas gali pasigirti prizinėmis vietomis biologijos ir matematikos olimpiadoje. Tai mūsų kaimo jaunimo asociacija, kuri vienyje jaunimą ne tik besimokantį, bet ir kurie studijuoja, tiesiog užsiimam bendrą veiklą. Ir tu visą tai sugalvojai? Inicijavau kartu su kitais žmonėmis. Šaunuolis. Tadas iš Pandėlio. Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Kaip tau sekės? Nelabai. Aš kritau pirmam ture. Kartą buvo dalyvau. Patiko. Taip. Važiuotum dar. Kodėl? Rokiškio rajono mokinių tarybos prezidentė. Taip pat Rokiškio rajono švietimo tarybos narė. Labai domisi politika bei teisinė veikla, dalyvavo Lyderio akademijoje Birštone, projekte Moksleiviai į vyriausybę 2012. Ir mes konkrečiai mūsų mokykla kuria savo simboliką. Šaunu. Ačiū Viktorijai iš Juodupės. 7. Visas laidas kaip klausimėlis. Ir labai žinoma mėgsta žiūrėti humoristinės laidas. Edgaras yra mokyklos Seimo narys, dalyvauja lietuvių, matematikos, biologijos, anglų kalbos, fizikos, rusų kalbos olimpiadose, o lietuvių kalbos kengūroje yra užėmęs 2. sidabrinę vietą. Mūsų sidabrinis berniukas Edgaras. Sportuoja pati ir žiūri įvairias sporto laidas per televizorių. Ji mėgsta leisti laiką lauke, žiūrėti tokias intelektualias laidas kaip Kas, kur, kada arba Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Jovilė mokyklos prezidentė. Ilgametė mokyklos ir klasės renginių organizatorė, nemažai skaito, nuolat dalyvauja įvairiose gerumo akcijose. Kaip tu viską spėji? Diena ilga. Bėgi ir spėji viską. Reikia labai greitai, gerai treniruotis, labai greitai bėgti. Gamda, ar jau turi kokių parodų, pasiekimų, laimėjimų, gal kažkokias? Truputį tik tai pradedi domėtis. Aš tai linkiu tau šitą hobį turėti atmas su draugais ir rankdarbiai. Pagaliau tikrai mergaitiškas užsiėmimas. Ką tu ten darai? Mesgi sūnui, savinėjai. Kas tie rankdarbiai? Galvoju, auskarus kartais. Pats nėra. Ar kartais pinu iš vietavio. Paplokite ir tikrai labai mergaitiška mergaitė. Pasakysi kokių. Šiandien dalyvavau biologijos olimpiadoje, taip pat, nežinau, tikiuosi gerai. Taip pat dalyvavau anglų kalbos olimpiadoje, matematikos olimpiadoje, taip pat šiemet tiek. Šiemet tiek. Tukais. Antanas praktiškai tobulas. Tu iš vis kažkokių įdų turi? Nežinau. Matot, merginos, tobulas vaikinas stovi prieš akis. Protingas, linksmas, visiškai be įdų. Siūlau atkreipti dėmesį.
Buvo suteiktas geriausias mokinės vardas. O, pasidalink, koks jausmas. 3 kartus iš eilės būtų pačiausiai. Smagu. Aišku, nori kiekvienas žmogus atlikti įvertintas, tai yra labai geras jausmas. Kaip manai, kaip tau šiandien sekė? Tikiuosi, kad gerai. Aš tau labai linkiu, kad tas jausmas tave ir šiandien aplankytų. Agnė yra laimėjęs ne vieną prizinę vietą. Rajoninėse olimpiadose, konkursuose, vertimų konkurse Tavo žvilgsnis, net 3 Agnės vertimai buvo įvertinti labai gerai. Agnė. Nugalėtojai. Ir šios parodos vertinimo komisija. Komisijos pirmininkas, Rokiškio jaunimo mokyklos dailės mokytojas, metodininkas Arūnas Augutis. Šiandien jis serga ir jį turėtų pavaduoti dailininkas Ligitas Keraitis, mano žiniomis. Štai jis. Nariai menininkės Asta Keraitienė ir Vaida Matiukaitė. Kągi, vietos interpretacijoms nėra. Po renginio kiekvienas dalyvis savo rezultatus gali pasitikrinti pedagoginėje, psichologinėje tarnyboje, kur saugomi atsakymų lapai. Vertinimo komisija primena, kad taisyti, braukyti, neaiškiai įrašyti atsakymai nebus užskaitomi. Ir dar vienas prašymas, nepamirškite ant atsakymų lapų užsirašyti savo vardo ir pavardės. O žiūrovus informuoju, kad po konkurso dalyviai atsakinės klausimus lygiai tokios pat analogiškos užduotis jums bus pateiktos ekrane. Mes turime, kaip ir minėjau, prizelį ir jūs turėsite progą juos laimėti. Pataikaujantis jūsų rankos, kuris Daino lankų, štai iš karto mes turim atiduoti vieną prizą. Paplokim! Kągi, susikaupkim. Analogijos. Turbūt visi suvokia, kas yra analogija. Tai yra panašus daiktai, dalykai, žodžiai. Abu užduoties žodžiai prieš lygybės ženklą yra susiję. Toks pat ryšys yra tarp žodžio už lygybės ženklo ir vieno iš 5 galimų atsakymų. Raskite teisingą atsakymą. Daliname lapus. Patikė jiems už jų iniciatyvą. Pagrindinis rėmėjas Rokiškio rajono savivaldybė, kasmetinis rėmėjas, tikrai gerbiantis jaunas, protingas galvas. Informaciniai rėmėjai, laikraštis, Gimtasis Rokiškis. It's the way I'm feeling, I just can't deny.
skaičiavimas. Šioje užduotyje nebūtina tiksliai suskaičiuoti. Teisingą atsakymą galite rasti apytikriai spręsdami arba paprastai matematiškai samprotaudami, įvertinant skaičiaus eilę arba dydį. Iš pateiktų atsakymų, tikiuosi, abėcėlę moka visi ir žiūrovai, daliname lapus. Užduočiai skirtos irgi 3 minutės. Mes pradedam. Na, žiūrovai moka abėcėlę? Ai, puiku. Patikrinsim. Vadinasi Blitz turnyras. Taip, jis pirmas. Kiekvienas iš dalyvių prieis prie manęs. Aš tikrai noriu paprašyti, kad man atkeliautų į rankas dar vienas mikrofonas. Ir štai iš kito užkulisio atkeliauja vokai. Kiekviename iš šių vokų yra po 10 klausimų. Ir dabar aš kviečiu Arvydą, kuris pradės. Taip, išsitrauks kiekvienas dalyvis voką, ten yra 10 užduočių. Aš skaitysiu greitai klausimus, o jie turės labai greitai atsakinėti. Atsakymai maždaug 3 sekundės yra skiriamos. Jeigu jis neatsako, gali pasakyti sekantis. Jeigu nežino atsakymo, o jeigu aš nesulaukiu po 3 sekundžių, aš tiesiog skaitau kitą klausimą. Kviečiu geografijos, istorijos, politikos ir taip toliau. Pasiruošęs? Pakalbėjai garsiai. Mikrofonas jungtas. Patikrinta. Viskas. Viskas veikia, mes pradedam. Kalbos garsų mokslas tyriantis kalbos garsų susidarimą ir jų akustinės ypatybės. Fonetika. Kokios spalvos omarų kraujas? Baltas. Metai, kada pirmą kartą paminėtas Rokiškio miestas. Nežinau, kitas klausimas. Kokią negalią turi aktorius Silvestras Stallone? Kitas klausimas. Kaip vadinamas prietaisas atmosferos slėgiui matuoti? Barometras. Lietuviškos simfoninės poemos Jūra autorius. Kitas klausimas. Koks sąsiauris skiria Ameriką nuo Azijos? Beringo. Kokios religijos simboliai yra pusmėnulis ir žvaigždė? Islamo. Kokiomis kraujagyslėmis kraujas išteka iš širdies?
Arterijomis. Kas parašė pasaką Brėmeno muzikantai? Nežinau. Aro iš Švento Mato bažnyčios. Kokią negalią turėjo Ispanijos dailininkas Goya? Kaip vadinama jėga, kuria žemės traukiamas kūnas veikia atramą arba pakabą? Sunkis. Švento Petro ir Povilo bažnyčios architektūros stilius. Neogotika. Magneto taškas, kuriame magnetinio lauko linijų tankis yra didžiausias. Koks Lietuvos didysis kunigaikštis buvo vedęs Barborą Radvilaitę? Biologijos mokslo šaka, tyrianti žmogaus kūno sandarą. Anatomija. Dalis, žodžių klasės ir jų sudėti, kaityba, daryba. Kokiame žiogo organe yra jo klausos aparatas? Galvoje. Koks gyvūnas pavaizduotas Rokiškio herbe? O jautis. Kokią negalią turėjo italas operos dainininkas, kompozitorius Andrė Bočelis? O negalėjo matyti. Nereikia. Kaip vadinama aukštyn nukreipta keliamoji jėga, kuri veikia kūną, panardinta į skystį arba dujas? Archimedoje. Priesagos pagalba sudarytas išvestinis žodis, turintis mažybinę ar maloninę reikšmę. Derivatyvas. Kiek akių turi bitė? Kokio žurnalisto vardu pavadinta Rokiškio viešoji biblioteka? Nežinau. Kokią negalią turėjo Bilas Geitsas, programuotojas verslininkas? Gražina autorius. Adomas Mickevičius. Organizmo būsena, kuriai būdingas stiprus kūno atšalimas. Koks garsiausias 20-ojo amžiaus dievdirbys gimęs Rokiškio rajone? Kokią negalią turi aktorius Tomas Kruzas? Tamsiai rudas, aliejingas devų skystis, susidaręs per 100 milijonų metų iš žuvusių jūros mikroorganizmų. Režimais. Pro kokią odą kvėpuoja sliekas? Įvardinkite kunigaikščius, kurie 1523 metais apsigyvena ir valdė Rokiškio miestą 200 metų. Kokią negalią turi amerikiečių dainininkas Steve'as Wonderis? Kaip vadinamas vieno ar kelių elektronų netekęs atomas? Teigiamas vienas. Junginys turintis vieno žodžio reikšmę. Kitas klausimas. Vandens lašelių ir ledo kristalų sankaupos neliečiančio žemės paviršiaus. Vandens gerai. Kurios kirčiuotės yra žodis Rokiškis? Kokią negalią turėjo atomo fizikas Albertas Einšteinas? Kaip vadinama atomo dalelė neturinti krūvio? Protonas. Tarpusavio ryšius, sakinių sandarą, jų sudarimo būdus ir taisyklės. Leksika. Kokios žuvusio ryklio kūno dalies neištirpdo sūrus jūros vanduo? Nasrų. Dabartinis Rokiškio miesto meras. Kitas. Kokią negalią turėjo kompozitorius Bethovenas? Kitas. Kaip vadinama dalelė turinti mažiausią neigiamą krūvį? Elektronas. Kas parašė tragediją Faustas? Kėtė. Trečia pagal dydį Europos šalis. Vieninteliai Antarktidoje nepastoviai gyvenantis žmonės. Eskimai. Kokiais vienetais matuojamas garso stiprumas pasiekiantis mūsų ausis? Decibelais. Kas sukūrė pasaką Bebenčiukas? Nežinau.
Paskievas už darbą spalvų pūga, mokytoja Inga Šniokienė, Rokiškio Lopšelės darželės pumpurėlis. Aironas Merkys už darbą Audra, mokytoja Lilija Novatorovienė, Jūžintujo Zotas Širvydo vidurinė mokykla, kviečiame prisijungti. Lygiuotis užtryko kie gražuoliai. Danas Gudelis už darbelį Medis rudenį, mokytoja Rita Rimiškienė, Jūžintujo Azoto Širvydo vidurinė mokykla. Dalyvauju šitam renginyje, mano pirmas renginys toksai, kuriam aš gyvai dalyvauju, matydavau tik per televizorių gabius vaikus. Tai yra iš tikrųjų, sąžiningai galiu prisipažinti, kad pajutau pagarbą vaikam, kurie atsakinėjo tokius klausimus. Aš pats tiesiog sunkiai įsivaizdavau, kurią vietą pats būčiau užėmęs šitam konkurse, būdamas mokslų daktaras. Taip kad nuoširdį pagarba tiem, kurias pakankamai stresiniam aplinkybėm sugebėjo duoti nemažai protingų gerų atsakymų. Arvydas Dubickas. Pedagogija ir psichologija. Kuri organizavo šitą renginį. Ir manau, kad už 2 savaičių jums bus pranešta pakviesti pas merą arbatai ir pasišnekėjimui valandai, maždaug 45 minutėm. Todėl, jeigu pasiruoškite, turite klausimų, pasišnekėti apie rajoną, apie jaunimo problemas. Nes reikia šnekėti su gabiais ir gudriais. Tu Ardai štatai šiandien. Taigi sakiau, kad jis laimėtojas stato. Iki negrynėje iš nestato. Ačiū tau. Ačiū Jums labai, ačiū. Ardai, tu statai. Gerai.